Čia jūs įėjo į laikrodinį pačią. Čia laikrodinis bokštas. Čia stovėjo laikrodis, mes pakeisim ten. O dabar šitą patalpą šitie padariau egzistencijai. Lietuvos krašto žmonių egzistencija. Čia dar viskas eina kūrimo stadijoje. Pasikabinau kopičius. O čia yra Oginskių žemės. Nuo 1800 metų, faktiškai, taip aš skaičiuoju, iki 909, kai jau Oginskis paskutinis kaip vyras jau išnyko čia. Dvarai, dvareliai ir malūnai, čia Oginskių. Čia buvus Lietuvos laikų kaimo žemėlapis su sodybom. Bet čia ne viskas dar taip yra. Čia viskas kuriama. Čia viskas yra iš parankinių medžiagų. Jokios dotacijas, jokio projektų, nieko čia yra va taip. O čia ir po melioracijais išnykę kaimai. Čia irgi renkama medžiaga ir kiek kas išnyko, kaip išėjo. Rietaviškiai turi bendrą žybt foto klubą. Tai va čia jų viržinto daugumai padaryts Lietuvas yra. O čia senojo Lietuvo fotografijas. Gali padovanoti. Ir čia aš noriu senas fotografijas. O čia laikrodis tas yra, kad esi laikrodinis bokštas. Jis ne autentiškas yra, bet jau taip. Dabar prašau į viršų. Einam į viršų. O čia 41 metų Rietaviškiai maždaug tremiami, ne tik Rietaviškiai tremiami, visi buvo. Buvo vežami geležinkelio, o paskui jau plukdom upėms į šiaurę buvo, matot, visur vingiuoji. Eina upėms į tas vietas. Ir va, net iš Altajaus, ir tai, ten turbūt Jenisėjum, Obė, ir va, kur. O čia yra jau 44-52 metų. Čia ir didieji trėmimai, čia ta Vesna, ir šita, kaip tas dar buvo, didieji trėmimai 8-9, iki 52 pabaigos, net 53. Jo, kai paleisdavo iš Sibiro, paprastai, va ten, čia jau kalinys va su tokiu mažiuko, išeidavo tremtinys, Viengungis su tokiu koprinukė jau, ten jau su čemodanu, jau, o ten bagažas toks panašus jau prabangus. Čia yra, va, traukinio simbolis, tas garvežys, puškuojantis su dūmais apsipylęs. Iš internetinį. Čia mūsų yra, prie Gėlienų yra miške dar partizanų žemynė atstatyta. Čia fotografija iš Sibiro laidota ir aš ten stoju mažiukas. O čia vat ir prie šito, kaip tie vis pravažiuojam, prieš Lietuvą. KGB, kaip keitėsi, aš turiu metus surašyti konkrečiai su datom ir kaip keitėsi. Žuvo apie 7 milijonai žmonių. Panašiai tiek pats ir su Washington. Tai teko duoti. Mutavęs toks. Fainas jis toks. Aš jį pasišnekinu, taip atėjus pajudė. Cina Oginskio laikais. O šičia, tas, kaip aš rodžiau, tas pastatas, tai čia buvo svečių namai ir jis pusė maždaug buvo tik tai. O šito svečių namų ten nebuvo. Ten buvo kažkokie kiti pastatai. Bet, ir čia... Tai senais laikais, laikrodis buvo įžymybė, buvo reikalingas, vos ne mokestį galėjai imti, o čia jau ponės, panelės ir Oginskių draugai ateidavo pasėdėti, ar tai kavos, ar kornos, aš nežinau kaip. Ir va taip ir padaryti skliautiniai langai dideli. Čia, tai va. O čia va šitaip viduj čia buvo. Va. Čia tai buvo viduj. Čia kai aš pradėjau daryti. Čia KGB viršininkas sėdėjo, Vatsva. Dar gal va šitas, gal ne. Gal šitas, gal ne. O čia tam šmuoja. O čia jų krikštatėvis yra Feliks Edmundovis Dzeržinskis. Ir stalas kažkoks išlikęs istorija. Stalas toks istorija. Ne, stalą aš iškaulinau iš vienos vietos, bet koks gražus iš anos pais pamatysit. Šičia ir taip. Čia yra KGB šitoj pusėje. KGB struktūra, čia dar pasipildys, dar viskas, čia Lietuvos ribai, čia Lietuvos KGBistai, o šičia jau yra konkrečiai Lietuvos krašto, yra
žemėlapis padalintas Lietuvos kraštuose 4 kvadratus sąlyginius ir kiekvienas kvadratas kairėje aprašytas, išnagrinėtas ir čia va taip, kad nesigautų makalynė. Čia dar rezervas, va matot, ten 2, 3 kvadratą pildysiu, darysiu. Čia Lietuvos kapuose yra mūsų paminkliniai akmenys su pavardėm. Ten staldienų turiu vieną mažiuką, jį nufotografais. O čia jau konkrečiai pradėjau, bet čia dar jų daraštinis variantas, čia reikės, kur buvo bunkeriai maždaug, kur koks teritorijas, soliai būriai. Per Lietausiai ten yra didelis memorialas, čia mano bičiulis. Čia eina visur taip istoriškai, renkam medžiagą, visur judam, krutam. O čia yra, būtent šitam laikrodinis bokštui, o šitokį medžiagą čia. Dabar jų daštin, jinai kažkada keisis, tvarkysis dar. Ir šitą apie 600 puslapį. Čia nebuvo, pagrindinis karo jėgos buvo mestas į Europą, o čia Klaipėdą ir paliko. Paliko todėl, kad, galvoju, visi tie vokiečiai ilgai neišsilaikys, juos uždusins čia. Ir taip ir buvo. Ir 45 metų sausio mėnesio apie 17-20 dienom čia čekistai sugalvojo tokią pogromą. Reiškia pogromą ir gaudė jaunus vyrus prie bažnyčios, miesteliuose, kaimuose, jaunus vyriukus. Ir tam, kad užimtų Klaipėdą. O kol jie čia visą reguliavo ir juos išvarė iš Lietuvos, aš bijau pameluoti, mano knygoje yra parašyta, ar tai 150 ar 250 vyriukų iš čia, iš Lietuvos, pėsčius į Telšių kalėjimą. Sausis buvo apie 20 laipsnių šalčio. Ir taip jie beinant, kol nuėjo iki tų Telšių, karas pasibaigė, Klaipėdą paėmė tuščią jau. Tai juos visus kai lagerius, kai kalėjimus, ką visur, kai Leningradą atstatyti, ką prie Belomoro kanalo atstatyti, čia ir prie Belomoro kanalo. Tai ką į Maskvą tiesiog. Ir jie išbuvo, taip, maksimum iki 2 metų tie. Niekur. O kaip jos pagavo, daugumoj sugalvojo čekistai organizuoti šokius mokyklose ar kur. Tai Liolios tas pats buvo. Ir kai atėjo, susirinko,